Labas, čia aš Melodija, mano dabar skinas Vilniutiškas, dėl to, nes vadinsiuosi Melodija, taigi, ką padarysiu, vėliau turėsiu legalą. Šios vasaros pabaigoje arba rugsėjo mėnesio, taigi pradėkime žaisti. Na, každien veiksiu seriją. Vėliau aš gal bus žmonių. Čia gal. Kažkaip su žmonėm jau atsibodo žaisti. Na, filmuosiu Brigitos kanalą. Video in servą kuriu, taigi. Man gera. Aš jau išdaužyti, bet man visada kažkaip surenku viską, tą išdaužau. Na. Žaidžiu vieną, iš karto atsiprašau už pašalinius garsus. Šiaip ten, nežinau, įmanoma surasti šiaip tai yra žmogų vieną. Nes jis žaidžia šitam serverį, bet jis jau kažkur toli nukeliavęs, taigi, nežinau. Nemėginsiu jo ieškoti, tiesiog sakė, ateis, kai reiks pas mane. Galiu atsakyti, kom šis servas ypatingas. Leidžia čytintis, tai man patinka. Aš per video irgi čytinsiuos. Statysiu namą su šitais, keliausiu. Parkūro galiu pasakyti, nekai. Man parkūras patinka, bet jo nemoku. Na, tai renkamės, kur namą statysime vietą. Dabar nekreipkite dėmesio, nors mano draugės sako, visada reikia einant maisto pasirūpinti, bet man neįdomu. Na, prie manęs yra be to dar maža sesuo, galbūt būtų, kad verks. Taigi, negi prie manęs maža sesuo, pradėt gali verkti, dėl to iš karto atsiprašau. Kitose videose stengsiu, kad nebūtų pašalinių žmonių. Na, pauzę padarysiu, kol neverkiu. Na, toliau filmuojam. Na, nieko gero. Dabar nenuveiksiu šiaip tai aš. Parkūro, kaip pasakiau, visiškai aš nemokanti. Taigi, nepykit. Tiesiog sustabdau video, užlipu ant kalno ir pradedu keliauti toliau ir tada jums rodysiu viską. Va, nulipau ranglės, truputį geležies, taigi reikia pasidaryti viską, kol dar galima tokius dalykus rasti. Na, mano video nėra iš pačių geriausių, nes jis pirmas. Taigi, nesupykit. Ypač už pašalinius garsus. Tai, nepasidariau kūgį. Tai, tos dėjas šitą dieną. Paėmam tokią, pasidarom tokią. Vėliau žaisiu su modais įvairiais. Taigi, ir kartais mano sesė pradės verkti, taigi nekreipkite dėmesio, aš ją pašnekinsiu su savo amžiaus, ją nuraminsiu ir vėl toliau filmuosiu. Šitą gal pirmiau reikėjo eiti prie geležies. Šitą aš nebeprisimenu, su mediniu įmanoma iškirs geležį ar ne. Na, bet žiūrėsim, kas gausis. Jeigu įmanoma, tai mes radome gan gerai. Kaip pradžioj turėsim geležį, tai žiauriai gerai. Šitą man žiauriai patinka tokie dalykai, kaip kasinėjimasi. Bet geležies dėja negauni su tokiu. Reikia pasidaryti geresnį piką. Na, mano sesė jau pradėjo šitą šnekėti,
turėčiau sustabdyti, bet grinai pradėsiu verkti. Na šiaip tai yra prie jūs labai didelis ruošinis meškinas. Porą anglies labai ilgai neužsibūsiu. Sustabdau, kol aš tą anglį iškirsiu. Na va, aš kirtau dabar. Vėl kalnas. Na, vėlgi tiesiog iki kol vėl net spausiu pauzę, nes aš kalną apeisiu, bus lengviau šiaip tai. Na tai padarau pauzę. Nes kaip ir sakiau, nemoku. Nebent jau įdomu žiūrėti, kaip aš čia gadinu savo video. Na va, štai ir viskas. Mano sesuo labai verkė, dėl to turiu sustabdyti. Štai yra dabar naktis, taigi man su zomis kariauti nekaip. Taigi, kadangi komandas galima leisti, tai va. Su zomis šitą man sekas, bet užtat su creeperiais, tai visokiais tonais, tai aš nesugebu. Na, nežinau, mes čia keliaujam, žadėjau lysti tą beržyną, bet kai pašokau, pamačiau namą, taigi. Na, štai einame link namo. Ir stengiamės kaimiečių ten laikinai atsistoti. Čia tau netrukdysi? Ne, netrukdys močiut. Na, video. Šiaip tai galiu su kokios daikalas pasakyti kitiems žmonėms, nekreipkit dėmesio. Taigi einu, aš apsistuosiu laikinai kur nors ten kur duris. Ir nepykit, bet aš pasiimsiu lovą. Žinau, kad tai sukčiavimas, bet aš sakiau, kad šitam serveriu galima šytintis. Ir aš šytinu šiaip tai. Alio, numetė mane. Ir bet tuo čia, toj versijai, kurią žaidžiu, įmanoma numesti žmogų. Kaimietį ar patį save. Na va. Kas nors uždarysit duris, ar zombį prisileisit? Aš apsistuosiu antram aukšte, net tarp tų žmogeliukų. Šiaip tai kaime aš gal gyvensiu, bet turbūt turėsiu savo namus arba gyvensiu šitoj pily. Na, užlipau pagaliau laiptais. Dabar einam susirasti lovą, kiek man. Už lovą ką atiduot galiu? Pagaliuką. Ir tą. Aš, taip, už daiktus atidavinėsiu, kad būtų sąžininga. Išmiegam ir atsikeliam, daužom tą lovą. Ir čia biškai kaimiečiam nuostolių darom, bet girdžiu degas kaip tona. Šiaip tai man būtų saugiau, bet aš kaime nežinau, šiaip tai ir gyvensiu. Gal netoli kaimo. Tiesiog toj pakilsiu, pasižiūrėsiu, kokia vieta yra. Ir aš kur galėčiau, gal neteidam. Jo, jeigu šiaip ten gyvenčiau, kur grinai žiūriu vandenį, man patinka daryti po vandenį, kaipgi urvinį, kažką tais tokio.
Na, tiesiog gyventi. Bet man daug darbo reikia. Ir jeigu norite, kad kitose videose nesišytinčiau, rašykit komentaruose, nežinau net kiek laiko filmuoju. Na, baigsis šitas video greitai, nes šito video tikslas buvo susirasti man namui vietą ir aš ją radau. Taigi dėl to ir sakau, kad šitas video baigėsi. Va, stojam. Vieną žemiau. Šiaip net nesivaizduoju, ar jis ten yra prakastas ar nėra. Nes lenta. Parodysiu, kaip įeiti mano namą, nes man patinka. Laukit. Neberandu savo namų. Laukit visi. Nesigant vandenį. Nu, ten kaip šuokį vandenį tai lengva, bet kaip eini taip, tai gan sunkuok. Na, kol įeisiu padarau. Dar duris reikia pasiimti. Padėti. Mano namą visą turi būti sunku įeiti. Mėgstu iššūkius. A taip. Bet vandens šaltinis nutrūko. Nutraukiau vandens šaltinį. Šiaip tai yra blogai. Tuoj pradėsim naują. Tiksliau nenauja, bet tuoj pasiimsiu kibirą, duris atgal-mėsiu, už duris išmėsiu šitą, o už kibirą nieką, nes aš čia sugadinau. O, bet aš kokia nevykšla. Jūs tai turėjot pastebėti. Nes mano ta kompiuterinė tokia pelytė. Ai, kiek tai vėlai. Na va. Viskas ok, dabar vėl visas vanduo gražus ir geras. Išmetam vandenį, išmetam duris, pasidarom brūkšnelius. Galime arba palieku kitam epizodui. Na, šitas video tokia buvo ir iki susitiksime kitame video.